O mes pabandom kažkam gal paskambinti. Yra toks Tomas, ką tik nusipirko naują mašiną, Golfą, trečią, tamsiai mėlynos spalvos, pirko Kėdainiuose, yra iš akių, 19 metų. Išduokit mašiną, kad yra vogta. Iš Kėdainių policijos. Rolandas Mackevičius bus. Tai palauk, turbūt kad tada reikia dar kartelį, man vardą pavardė jo. Tomas nėra pavardės, juodas Golfas. Ir ką jis padarė? Tamsiai mėlynos spalvos. Nusipirko Golfas trečias. Nusipirko Kėdainiuose, pats yra iš akių, 19 metų. Voktas, ne? Na, pabandom, žinai, čia mažai. Klauso? Labas vakaras. Labą. Ar kalbu aš su Tomu? Taip. Jums trukdo Kėdainių apskrities vyriausiojo Lietuvos komisariato inspektorius. Taip. Dabar klausimas toksai, ar jūs įsigijote juodos spalvos automobilį Golf, Volkswagen Golf? Taip. Ar jūs registravote jau savo automobilį? Golfą? Ar jūs registravote jau savo automobilį? Dar tik šiandien išpasiu. Ar jūs žinote, kad automobilis yra paskelbtas mūsų apskrityje kaip vogtas? Kodėl? Ar jūs suprantat, ką reiškia jūsų klausimas? Nelabai. Ne, tai kodėl jūs užduodate, jeigu nesuprantat, ką uždavinėjat tada? Aš turiu omeny, kad jūsų automobilis yra paskelbtas paieškoje ir jums pirmiausia reikėtų važiuoti neregistruoti, o į komisariatą pas mus atvažiuoti su automobiliu. Į kurį? Į trečią. Į Kėdainių? Taip. Kaip? Ne, į Kėdainius. Kur Kėdainiuose? Tu iš akių pats esi, aš kaip žinau, ar ne? Taip, aš iš akių. Tai va, į Kėdainius, į trečią komisariatą. Čia prie stoties bus. Aha, matau. 8:30, 204 kabinetas bus antram aukšte. Budėtojas sarės lauks, tu pasakysi, kad pas Pavilauską. Prisiminsi pavardę? Šiandien, prasme? Ne, rytoj, 8:30 ryte. Aha, matau. Ar girdi mane puikiai? Taip, girdžiu. Kelintas kabinetas? Gerai. Kelintas kabinetas, aš tavęs klausiu? 105 turbūt. 204. 204. Pavardė mano kokia? Nelabai girdžiu šis. Kokia pavardė mano? Jūsų, nežinau, kad neišgirdau. Dabar tada taip. Pasimk tušinuką, nes aš žiūriu su debilo šešniku. Pasimk tušinuką. Rašykit. 204 kabinetas. Trečias komisariatas. Prie stoties. Aha. Verkių 42. Pavilauskas. Inspektorius. Budėtojui pasakysi, tave palydės. Aha. Ar tau aišku dabar? Aišku. Kiek tau metų? Tau 19 metų? 19. Toks, atrodo, jau turėtum būti normalus, o vis dar debilas. Bet kaip šis praeis saugas, aš ką tik pasimatau automobilį. Aš tau sakau, kad jis pas mus yra paieškoj. Aha. Ar tu supranti tokį dalyką? Suprantu. Lygiai 8:30 irgi ateis žmogus, kuris yra parašęs pareiškimą. Ir aiškinsimės, kas čia įvyko tada. Gerai. Tiek žinių. Žiūrėk dabar. Dar vienas dalykas. Taip. Radijos stotis Zip FM tave trukdo. Busted. Iš Vilniaus. Eikit širdį. Ryšikai kelias. Visas drebu dabar. Gotcha, bitch! Tomai, Padarė šitą bairį. Agnė užregistravo tave, mes tiesiog pasinaudojom informaciją, kurios buvo mažai, bet tu prisigavai, kaip sakant. Eina, šitą aš šį prieš pusę valandą šitą automobilį įsigiau. Aš dabar jau važiuoju namo. O gerą nusipirkai tačką bent jau? Nebloga. Supratau. Jau būčiau, nežinau, ryto tikrai važiavęs į tos Kėdainius. Nu nieko. Tik tai noriu pasakyti, nevairuok išgėręs, bet būtinai atšvesk. Gerai, dėkui. Ačiū tau už pokalbį, iki. Jau, visą iki. Iki. Va, matai? Sako, aš visas drebu varšas. Būtų atvažiavęs. Matai, pataikė man karštųjų, tik nusipirko ir galvoja, blema, čia taip greit susiekė mane. Fuck. Tai sėkmės vairuojant jam, o mes dar būsim 13 minučių čia kartu.